Pavasaris – sėjos sodinimo metas. Dabar į žemę nukritęs grūdas ar pasodintas sodinukas maitins mus visus metus. Nuo seno lietuviai tikėjo, kad sėti ar sodinti reikia su meile, prašant aukštesniųjų gamtos jėgų pagalbos auginant ir brandinant derlių. Išmanantieji sako, kad sodinant svarbu ne tik maldos, bet ir atliekami ritualai. Štai Zarasų krašto gyventojai jau 5 metus renkasi į svogūnų sodinimo šventę, pavadinę ją Stanislovas Cibulinis. Čia skambant muzikai vyksta svogūnų sodinimas ir dalinamasi patirtimi bei patarimais, kaip išauginti kuo gausesnį derlių. Mes tai sodinam dar ryte saulei nepatekėjus. Reikia nusirengti apatinius drabužius, kad nevaržytų ir reikėtų tada į tą vagą sodinti svogūnėlis su drabužiais, be apatinių, su gražiais drabužiais. Tai va, basomis kojomis, rankomis, kad būtų su žeme kontaktas. Ar visada jūsų cibuliai gerai uždara? Pernai eksperimentą dariau. Tai mačiutė gali pasijuokti, kaip pasisekė. 9 kartus reikia apeiti kiekvieną lysvę. Tai tikrai apėjo 9 kartus. Jau sakau, ką čia velnio būry. Tai buvo tikrai labai daug svogūniukų, bet tik tai labai maži. O tai, kad nebūtų maži, ką reikėjo? Reikia neiti vieną kartą apeiti, peržirgti ir su šluota užšukuoti. Kuo šluota didesnė, to svogūnų būna laiškai geresni ir pats kamienas didelis. Arba turi būti moters pasididžiavimas, biustas didelis. Tada, sako, būna svogūnus dideli. Svogūnų sodinimo šventėje dalyvavę senolės rekomendavo pasodinus svogūnus kūlio apsiversti. Esą tuomet cibulių galvos bus didelės. Na, o vyrai irgi turi ką lysvėje veikti. Ir sako, kad sodinimas anaiptol ne tik moterų darbas. Vyriškas, nes aš vakar 3 adinas sodinau namie. Tai tiek prisodinau, kad naktį sapnavos cibuliai. Tai šiandien jau buvau kaip ir pratys. Aš čia tarmiškai kiek utarėjau. Tai o šiaip tai iš rimtųjų tai svogūnus smagu sodinti, kai žemė gera. O jeigu žemė prasta, tai tada jau nelabai gerai. Tai va tai smagu čia. O kokia paslaptis yra, kad gerai derėtų? Kad derėtų, tai reikia taip, kad undarokai būtų platus moterų. Nu, vyram tai žergliot daugiau reikia. Žergliot va taip, va iš vienos vagos ant kitos dar. Pereit va taip. Ir čia yra garantija? Čia jau gera garantija, labai gera garantija. Tai jau girdėjau nuo senelių ir tėvų dar šitaip. O taip ir sodinam? Taip ir sodinam, taip. Apie tai, kad šventė skirta svogūnams ir jų sodinimui reikalinga, ponas Vasilijus net neabejoja. Nes kaip ir visi susirinkusieji mano, jog svogūnas labai naudinga ir reikalinga daržovė. Todėl, kad vaistas geras ir šiaip su cibuliu, lašinių, cibulio, dar prie jo ką nors, tai labai smagu. Geras dalykas. Jau mačiau, kad visokių užpilimų yra iš svogūnų padaryta, užtepimų ir jau paskanavau labai dar skanu. Ir ten yra moteris ir su sviestu ten kažkada, na, žodžiu, viską išradimams nėra galo, kaip pasakyčiau. Visai šalia Zarasų įsikūrusiame Šlyninkos malūne tautinės tradicijos puoselėjamos ištisus metus. Čia galima dalyvauti edukacinėje duonos kelio programoje ir daugybėje švenčių, kurios pasak Štadvilių kaimo bendruomenės pirmininko ir bendruomenės Šlyninkos vandens malūnas valdybos nario Arvydo Veikšros suburia čionykščius ir svečius draugėn. Čia tokia pirmoji graži pavasario šventė, tai svogūnų sodinimo šventė, ir kadangi bendruomenės vienas iš pagrindinių narių malūnininkas yra Stanislovas, tai Stasinę švęst kaip ir priklauso visai bendruomeniai. Bendruomenė yra aktyvių narių apie 40 turbūt, o visi kiti, kai prisijungia, tai gaunasi ir virš 100. O toliau bendruomenės galbūt tokia mažesnė šventė, tai yra vantų rišimo, toks popietė. Tai visi atvykstantys, atvykusieji turi galimybę ryžti vantas įvairias. Ir moteriškas, ir vaikiškas, ir vyriškas, ir tas vantutės, kurios atbaido piktasias dvasias. Žodžiu, toks tikrai graži popietė. Ir rudenėjant vėlgi turbūt bus tokia derliaus šventė. Ir toliau jau ateina žiema, užgavėnės. Smagu ten, kur gera. O kad Šlyninkos vandens malūno bendruomenėje taip yra, byloja ir pernai gauta gerumo paukštė. Bendruomenių sąjunga zarasiškiams ją įteikė už gebėjimą dalintis, džiaugtis ir suburti visus į būrį.